Sveiki visi, norėjau parodyti akvariumą po restarto. Dabar kaip tik pusvalandukas dar bus įjungta lempa, tai sėkiau ir parodysiu. Va, mano valisnerija jau praktiškai pasiekė visą akvariumo ilgį. Ten toliau dar matosi auga, echinodoras puikiai toliau leidžia naujus lapus. Lotosas taip pat matosi ūgliukai, čia planuoju, kad bus per visą šitą plotį 3 krūmai, tai šiek tiek daugiau vietos užims. Šitas echinodoras irgi augina naujus lapukus, rausvus. Čia yra tas kelmas. Ten atspindžiai sėdi 2 etiopsis gabaensis krevetės. Ten krūme dar gyvena 2 sinodončiai, Valentiana. Histura balteata. Spėjau prieš operaciją pasiimti dar porelę pas Ievą. Koridoras nanos. Dabar jų čia yra nemažai. Ancistruse šitą kampą viską tvarkau, bet čia vis šitą sraigės iš kažkur iškrapšto, tai vat toks biškiai ovaliukas. Sklerai. Visi išsislapstė, kaip sakoma, pusryčiai baigėsi, viską suvalgėm, susitiksim iki vakarienės. Tai vat koridorai, lazeriukai. Padonas ornatusas su ancistruse ten kažką tai šmirinėja. Šiaip toks dabar ramybės metas čia yra prieš pat akvariumo užgesimą, nes kol kas iki kito antradienio akvariumas veikia kitų režimų, nuo 9 iki 12 šviečia ir paskui nuo 5 iki pusės 11. Čia irgi šiek tiek apvaliau savo 35 litrų akvariumą, iš šito kampo ištraukiau augalus, kuriems kažkaip vis šitam kampe nelabai patiko, vis kažkokie dumbliai kaupėsi, tai vat palikau vietą šiem krūmiukams. Čia pas mane jau visas samanynas auga. Gupijų prisivežiau, irgi planavau kažkaip, kad man šitas bus reikaliukas gulėt lovą ir žuvytės, taip bet pas kažkaip viskas pavyko geriau. Tai va, Zosteforum. Čia irgi. Stipodon semonė, va mano sriegutės teodoksusai. Kas kart valandą akvariumą reikia žiūrėti, kad nebūtų filtrai, nes jos labai sulenda filtro kempinės ir ten paskui būna reikalų, kad netyčia jų neišpilt. Viena netyčia pateko per klaidą į didįjį akvariumą su augalais, tai suėdė iškart kažkas tai. Buvo iš akvašarko parsivežus 3 rinogobius ir į didį akvariumą įkėliau. Tai juos ten zosteforumai vaikė, bet kažkaip aš nusprendžiau juos palikti, kaip sakoma, mažesniam gobynė. Tai įkėliau čia ir dabar jiems daug geriau. Puikiai jaučiasi, valgo vienas, tai iš vis toks juodas pastoviai. Čia pas mane irgi ramybės metas. Kaip sakoma, visi pusryčius pavalgyti, tik gubkės jos čia visą laiką pas mane pirmą plane. Čia dabar atspindžinio lango, tai ištraukiu žoldas, gal šiek tiek bus geriau matysis. Mano varlinykas, kaip sakoma, varlinyko aš vis nesimato, tik sraigės lesa, kas ką lesa. Čia mano kažkaip labai auga dumlis, toks siūlinis ant šito žolės. Turiu dryžuotą krevetę, kuri, kaip sakoma, maišėsi ir tos hybridas užaugo. Čia šis dabar atrodo žuvų nėra. Tai vyras sako, kur tavo žuvis? Bet žuvis yra, tik jos ten kažkur tai toli miega. O ko jam lys pavalgė ir į antrą planą. Čia irgi šiek tiek pragenėjau. Srovė visiškai minimali.
čia, kaip sakoma, sunkiai. Su žuvis taip ir būna. Ten pas mus fone statybos, eglutės, prekybos centro renovacija, tai planuoja atidarymą kitą rudenį, tai nuo 7 ryto triukšmas. Man, kaip sakoma, žadintuvas dabar. Čia, sakau, nieko nes. Ai va, buvau parsivežus iš Šarkų Gastromizon Sahiratus Porikę, tai jie dabar puikiai jaučiasi su 3 motociklais, nes kaip tik planavau čia įleisti kažką, kas man čia šmirinėtų apart varlių, bet reikėjo taikaus. Harą Jordonę, aišku, mes dabar nematom. Varlių, va, varlę matau, vieną šekinę. Pas mane realiai yra 2 patelės dabar ir 1 patinukas. Ir grįžtam vėl prie didžio akvariumo. Mano šitas zostiformas, kuris rinogobius labai vaikė. O mano zodiakinis gražuliukas. Gastromizon Blue. Čia dar likučiai maisto, tai va trupina, bet viskas filtruoja puikiai. Kaip sakoma, pasitraukė nuo vaizdo, tai va žuvis biški dar pralindo savo patrupinti šiek tiek. Šiaip po savaitės nereikėjo net stiklo valyti, tai keistai jokio dumblio nebuvo. Koridorai nanusai, skirtingų dydžių, kažkaip vieni didesni, kiti mažesni, bet manau paskui susivienodins. Vienas autocinklasas, restarto metu buvo prikibęs prie tinklelio. Šiaip netai pavyko vyro atkabinti, aš niekaip negalėjau jo, bet žvejai moka. Tai va, atkabintas, puikiai jaučiasi, savo plaukėje. Kaip sakoma, viskas čiki. Čia keliant augalus įkėliau netyčia vieną mikro neokardino krevetę. Bet turbūt ją jau kažkas sulėsi. Bet jos ir nesimatytų, jinai čia pas mes skaidrios spalvos, tai be šansų surasti. Šiaip viskas priaugo. Viskas puikiai čia, kaip sakoma, vyksta. Va, galiu parodyti, kaip pas mane čia yra filtriukas. Va. Su stalčiuku, kaip sakoma, mandrai, čia pas mane viskas. Šitą reikaliuką planavau biškiai aukščiau, bet gal vėliau biškiai pakelsiu, dabar gerai ir taip. Tai va, valymas, kaip sakoma, be jokio fizinio reikalo. Čia pas mane maistas, kibirai. Va čia pas mane, kaip sakoma, likęs maistas. Šunio skaniestai, visokie akvariumo reikaliukai. Kas yra smulku, nes stambesni dalykai guli kitur padėti. Šitas trąšas pirkau Šarkose. Labai gerai. Per startą visur prikaišiau. Labai gerai. Man patinka. Matosi ir ant augalų efektas iš karto. Ir po kriptokorinom prikaišiau šitų kapsulių ir po echinodorais, po lotosais. Šiek tiek tik tai man būna prataršo, tai kai kurie išlenda. Bet mane, jeigu labiau vaizdas gadina, tai aš tiesiog jos per valymą su šlangutę gražiai privalau. Mano maža Sevelija. Nežinau, iš kurios yra, pas mane čia aš. Aš tokių mažų niekada neleisdavau į akvariumą, tai darau išvadą, kad gal akvariume gimė, nežinau, nes aš tokių mažų į didelį akvariumą niekada neleidau. Visą laiką stengiausi didesnės, kad tiesiog būtų lengviau išlikti. Koridorai nanusai būrio visiškai nelaiko, jie visi, svarbiausia, dabar turėtų būti, šiaip teoriškai pirkau 16, bet visi 16 niekada vienam kampe nebuvo, tai visi taip padarkai, bet šiaip gerai jaučiasi. Mažiukai tokie buvo pradžioj, tai dabar jau priaugo. Klevo lapų pridėjau, nes čia kažkaip
Norėjau šiek tiek krevetėms maisto didžiosioms, nes mažųjų tai nėra čia. Čia krevetės prie tokios faunos, kaip sakoma, neišlieka. Va mano. Vienas likęs, kitas per restartą susižeidė, nežinau į ką, ten šakas kilnojo viską, kilnojo, gruntą gaudžiau, nežinau kas atsitiko, žodžiu, vienas buvo susižeidęs, buvo žaizdelė ir paskui po restarto, po savaitės radau tiesiog jau post factum, tai tiesiog išėmiau. Aš didesnė žuvis visą laiką išimu, palieku tik tais, jeigu yra kažkas mikro, o šiaip žuvis išimu. Ant maisto nelaikau, kaip sakoma, maistą gaunu ir šiaip. Tai va, pas mane jie nesislepia, sinodončiai, visi matosi, tiek šitas mažesnis, tiek tie du Valentiana, tiesiog dabar yra ne tas metas, nes iki akvariumo užgesimų liko nepilnai valandą, tai jie tokie, o mano našlys. Ten matosi Stipodonas, žiauriai senai čia gyvena. Mano Gastromizonas su Sevelijos mažiuliu. Ne, nu kurgi čia tokia mažytė, nu kur aš jau čia būčiau. Aš tokius mažiukus leidžiu šiaip į mažus akvariumus. O paskui, jeigu jie paauga, aš tada keliu į didelį akvariumą. O čia nežinau kaip jie. Čia pas mane kažkada buvo Sevelijos liniolatos didelės čia gyvena, paskui jos krito. Ir kažkaip po visko atsirado tie du mažiukai. Nežinau. Gal slėpėsi, gal mano paskutinis likęs Adolfas. Čia visi kažką tai savo ieško, valgo. Šiaip dabar po restarto iš vis nieko nerūšinu, tik va šitą kampą čia kažkaip jie pas mane šiukšlyną vis sukupia, tai šitą va kampą šiaip pravalau šiek tiek kartais, kai jau akis bado. Šiaip dažniausiai tuščias raigės išimu, nes aš jiems metu ramshornus. Va, tai toks tuščias namukas. Metu ramshornus ir šitą jie pas mane suvalgo, aš paskui išimu. O, ten jiems gerai akmenukų primėčiau, šitus nekondicinius nubius palikau, čia ant krūmo žiūrėjau, auga gražus lapai, bet šiaip nekondicinius palikau, sakau, ką nori, tegul daro. Gal atsigaus, galų galia čia yra dumblė valgio, šiaip turėtų valgyti dumblą, bet aš manau, kai pasikeis sąlygos, tai ir dumblas susitvarkys savaime, o dabar tiesiog reikia laiko įsivažiavimui. Ir tiek, ir nieko nedaryt, kuo mažiau lysti. Aš realiai kas savaitę tik tai pakeičiu apie pusę vandens, išvalau priefiltrį, labai lengvai valosi, tiesiog čiki-piki. Ir viskas. O dabar realiai 2 savaitės nevalytas, nu va, šią savaitę norėjau valyti, bet nebuvo ką valyti, tai va, 2 savaitės neliestas stiklas, tai... Čia dar seni lapai, aš tiesiog palikau, vis tiek žinau, kad po restarto ten būna visokiausių augalų stresų, panašiai. Tai palikau. Kaip yra. Šitam irgi buvau palikus visus lapus. Tai čia keli tokie jau labai nekokie, tai paskui, kai jau labai akis bado, aš juos tiesiog nukerpu kuo arčiau šaknų ir tiek. Jo, čia pas mane kažkaip. Niekad neturėjau koridoros nanus, bet pas Ievą pamačiau, jie tokie mažiukai, gražus. Ir jie pas mane čia taip puikiai jaučiasi kažkaip. Buvo paėmus pradžioj 10, bet jie kažkaip kaip išsibarstė, tai jau keli paskui Adolfą, keli paskui Simėlis. O dabar, kai yra jau jų kiekis nemažas, nu, teoriškai jeigu 16 išliko, nes aš neskaičiavau. Nes po restartą 2 nanusai buvo grunte, kažkaip gaudant jų nesimatė, paskui tvarkiau kiberą, žiūriu žuvytę, paskui žiūriu nanus, paskui įleidau į vandenį, lyg tai kas gerai, bet kaip būna, kaip sakoma, nesuseksi. Tai va, tokie reikalai. Šiaip, restartas, manau, pavyko puikiai. Viskas auga gražiai, kažkaip tų tokių dumblių, kaip šitam 35 litruose, sorry už pirštą. Tai kažkaip nebuvo, čia tai buvo wow, kas darėsi, tai šita šaka buvo ant didžio akvariumo, bet per restartą jinai kažkaip, ne per restartą, nu kaip akvariumo šitą spintelį kilnojasi,
sausai matyt per ilgai pabuvo, tai nieko gero, kaip sakoma, nes teko kirpti per pusę ilgio mano rinogobis. Šiaip gražus yra, dar mačiau šarkus. Jie kaip tik įkėlė į savo Facebooko puslapį, aš iškart pamačiau, nuvažiavau ir pasiėmiau. Zahiratus, Simonė. Irgi kažkada pirkau šarkus, iki šiol visi savo. Va. Šiaip labai gražios gubkės. Pas Ievą gaudėm. Kaip tik norėjau prieš visas ligonės reiklus savo vaizdų veiklos namie turėt, bet vat tikrai fainos. Skirtingos šiaip. Zahiratus, uodegytė matosi. Fizas auginu specialiai, jos eina mano šitiems puferiukams. Tai šiaip čia vat jos veisiasi, jums labai patinka, tai čia jos gyvena, šias kas savaitę tiesiog indelį ir perkeliu. Teodoks irgi gyvena. Va kiek daug šitų. Iš čia šiaip irgi perteklius raigių. Pradėjau čia veisti, nes kažkaip tuose akvariumuose matyt kažko pradėjo trūkti ramžornams. Kiautas pradėjo darytis toksai, kad liktai trūktų medžiagų. Tai čia, kadangi keliu daugiau šitiems visokiausiems vegetarams maisto, tai sraigiams čia labiau patinka, va kokias spalvos žymėjimai. Šiaip labai gražiai auga šitie krūmiukai. Buvo nusipirkus mažiuką indelį. Ir vat ir čia prisidaugino 1, 2 ir tam kitam akvariume. Va šie pas mane auga. Čia irgi auga. Čia mažinti čia. Bet esmė ta, kad čia toks tvirtas jau dugnas kaip kilimas. Bet esmė ta, kad va šitas va irgi auga tik tais su ne tai, kad su samanom, bet jisai toksai kažkom apsineša va to žolės va priekį kaip centre. Tai aš jas šitą praraunu, tas baisės kažkaip, jos pas mane labai nori prigyt. Tai vat, šiaip šitos dabeliukus iš kairės pusės labai smarkiai prarinkau, nes jau nesimatė anubio absoliučiai. Šiaip anubis gražiai auga, gražus lapai, žali. Tai čia palikau dešinį pusę tokį biškį, bardakėlį. O, tokios gražios. Tai vat, tokie reikaliukai. Šiaip irgi pas mane čia toks, jeigu kas ateina ne maisto davimo metu, va dar rinogobis. Šiaip rinogobi toks vis, kad jie norėjo išeiti, nes aš juos realiai pagavau ir perkeliau gal per 5 minutės iš didžiojo akvariumo, tai sakau, geras rezultatas, nes jie pas mane prie stiklo praškai atėjo, tai aš juos vieną tinkliuką, 1, 2, 3 ir 3 ilgiausią gaužę, bet kažkaip lengvai. Parduotuvėje kartais būna ilgiau gaudo iš tuščio akvariumo negu aš iš augalinio, tai vat, kaip sakome, visai čiki. Tai mano vaizdas bendras. Čia pas mane užtraukiau, kad matytųsi aplamai vaizdai. Ir jo, puferiukas. Prizuminsim, kad nepabėg. Va vienas tai labai gerai nuaugęs, pasikavojęs. Čia tais atspindžiais, pas mus čia šviesu. Vakarinė pusė tai wow. Va šitie man labai patinka, irgi šarkose pirkau, raudonom uodegytėm. Porikę įleidau, iki šiol puikiai jaučiasi, viskas su jais gerai. O čia ir pigmėjų yra šiaip, krevečių daug. Pigmėjų yra, va, pabiškai pradalys, nu jie tokie. O šiaip puferiai nežinau, kas gerai, kas negerai. Vienas labai gerai įmitęs plaukėje. Ir vienas toksai mažesnis, tai realiai porikė. Bet jau jie gerai įsikūrė, jau jie čia pas mane čia šitam kampe straigės kas savaitę tokias. Prarenku jų tuščias lėkštutės, kaip sakoma, nuo jų pridedu, čia dar fizos yra plaukė, šiaip yra vienas niuansas, kad jos ramshornus bando gaudyti, bet esmė ta, kad
Esmė ta, kad jos viso nesuvalgo ir pas mane nuo negyvų šitų trimitų atsirado šlikštukai. Tai aš dabar pradėjau labai smarkiai čia iš tą akvariumą riboti šaldytą maistą, žiūriu, kad valgytų grynai sraiges ir kai valau akvariumą, visas negyvas sraiges, netgi jeigu ten yra dar tos mėsikės valgymui, aš jas visas išimu, kad kažkaip ir net fiziškai siurbinėju šitos kirmilnukus, bet čia sakau, yra maisto, yra ir kas valgo, kaip sakoma, jeigu nesuvalgo. Tai vad nesudomėjau, ar puferį valgo tuos planariukus ar nevalgo. Čia mano samanos iš kitos pusės, va čia Fizos deda savo kiaušiniukus. Gal irgi pradės veistis, nereikės nešiot. Šiaip samanos auga gerai. Čia pas mane sumažinta srovė iki minimumo. Čia viskas čiki va pas mane. Va čia tai pas mane krevečių plantacijos. Aišku, be veislės, bet taip daug. Niekas jų nevalgo čia. Kaip sakoma, visi tokie ramus. Šitas melanės dabar gaudau ir šitą keliu į didį akvariumą, nes ten jų per starto kažkaip nemačiau. Mano duotų cinklai. Šiaip yra 3. Kiek įleidau, tiek ir yra. Puikiai gyvena, nežinau, kodėl pas kai kurios negyvena, pas mane šiaip jie gyvena visur. Nebent jeigu kažkas būna negerai su visais. Tiesiog kažkokia liga, bendra tai nukenčia. Čia pas mane, kaip sakoma, bandai kažką dėliot, bet šitos visus mano krabukus viską katė pradėlioja. Tai va, ramybės metas, akvariume laukia užgesimo. Ir nieko gero, kaip sakoma, čia nepamatysit. O štai vat vakarienės metas, kai būna, tai būna totalus chaosas. Šiaip valisnėlė tai belenkaip graži. Ten yra dar filtras, bet jisai taip gerai pakavotas vidinis. Ten realiai tik burbuliukai. Ir viskas. Ir nesimato jo visiškai. Kol kas palikau, nematau prasmės atjungti, jis ten vis tiek turi savo kažkokią funkciją, ten prie jo lenda sraigės, kažką valgo. O šita valisnėlė tai turbūt kai užaugs, tai čia nereikės paviršinių augalų, nes dabar visi paviršiniai augalai, kurių yra labai nemažai, jie visi yra už valisnėrijos, ten kažkaip jie susispiečia, aš juos nustumiu į kairę pusę, kad mano nubėm būtų šešėlis, o jie visi grįžta tarp valisnėrijos tų kabančių lapų, kaip sakoma, paviršiui, ir jos ten laikosi. Ir nors tu ką, aš jas ir nustumiu rankiniu būdu, kažkaip reikės gal bandyti, gal srovę kažkaip kitaip daryti. Srovės tai čia užtenka, bet aš kažkaip, kad prapūstų tuos paviršinius augalus, nes paskui jau savaitės galą jie kažkaip nusistumė, bet vat savaitės bėgyje, tai toks vat gaunasi per vidurį pavėsis, kur lotosas auga, o kairį pusė va, net langas matos, ne langas, duris. Tai va, gerai, žiūriu 23 minutės. Augalų čia pas mane yra, auga viskas. Svarbiausia, kad nebūtų kritimų po restartų, kurių laukiau, šiaip tikėjausi, kad netikėjausi, šiaip galvojau, kad galiu parodyti. Va čia va pas jį buvo kraujas net, kur juodas toksai taškiukas. Ir ten priekės buvo, čia, aš sakau, kai gaudžiau tokio dydžio žuvį su tinkleliu, kuris yra biški per mažą žuvį, jinai pas mane ir piltuvėlį litrinį šoko, ir trankėsi, blaškėsi. Žodžiu, galvojau, kad bus kapiecas. Bet išsigydė, žiūriu normaliai, viskas tvarkosi, gal gerai ir baigsis. Tai va, tokie reikalai. Tai vat uždėsiu šiek tiek muzikinį foną, kad šiek tiek prislopintų šoninę tylą. Pažiūrėsiu, jeigu girdisi, bandysiu nuimti tuos krano garsus. Dabar jau čia su AI funkcija galima viską nunulinti ir sėkmingai kelsiu
į YouTube, nes joks Facebookas, joks Instagramas, niekas tokio dydžio filmukų jau nebepriima. YouTube'as irgi kelia ilgai ir nuobodžiai, paskui tikrina, filtruoja, žiūri, ar viskas atitinka standartus ir tada jau duoda jums veizot. O šiaip spintelė labai faina, man patinka, dėkui MB akvariumų projektams, kad padarė greitai.